Tai pradedam nuo pirmo prisiminimo, kuris prasideda nuo mano mamos austo fragmento, kurį netyčia radau namuose. Ir kai paklausiau savo mamos, kas tai yra ir kaip tai padaryta, jinai, kadangi jau buvo gan garbaus amžiaus, tai sakė, kad nelabai ką prisimena ir išsiaiškink pats, ką aš ir pradėjau daryti. Taigi informaciją radau Lapenytės senoje knygoje, kuri šią technologiją įvardina kaip poaustinę kiliminę technologiją. Panašią technologiją irgi galima atrasti ir divono audimuose, ir staltiesių, bet tai yra panaši. Tiesiog, kadangi mano ta visa kūrybinė veikla ir paremta parodyti, supažindinti žmonės su mūsų, tai yra mūsų lietuvių tautos audimo technologijų gausa, tai tiesiog dauguma čia esančių darbų ir bus išausti su šita technologija. Austinė kiliminė, tai tiesiog šitas darbas ir yra kaip ir daugelis mano kūrybos darbų prasideda gilinimasis į technologiją ir bandymas nukopijuoti. Tai šiuo atveju aš rekonstravau savo mamos sukurtą ir audinį, ir raštą, tai va taip ir atsirado šitas pirmas kūrinys. Šis kūrinys buvo inspiruotas mano prisiminimais iš vaikystės, kuomet daug laiko su broliu praleisdavom Ignalinos ir Zarasų rajono sankirtoje, Luodžio ežere. Tai ten tiesiog žvejojom, maudėmės ir šitas kūrinys ir yra tas momentas, kuris mano atmintyje išlikęs, kaip mes nardom po vandeniu ir aišku, jokių akvalangų nebuvo, bet tiesiog pažvelgus iš giliau į dangų iš po vandens, tai iš esmės toks prisiminimas liko, kurį ir pabandžiau atkurti. Mano mamos mėgstamiausias raštas, kuris jinai visą laiką dažnai naudodavo ir prisimindavo, tai aš tiesiog jį paėmiau ir tiesiog pabandžiau jį transformuoti, sumažindamas ir padidinamas rašto dalis, tai jis tokia sukuria tarsi optiką. Gan dažnai ir atsulaukiu, kad čia ir kažkas į Meksiką panašu, iš tikrųjų galbūt ir visiškai to ir neneigiu. Ta džiaugsmingumą norėjosi perteikti buvimo su mama ir tas jausmas man toksai yra. Esam Vilniuje. Žirmūnų mikrorajone, net ne mikro, o rajone Žirmūnų, kuriame aš ir gyvenu. Tai šis raštas buvo man atradimas, kuomet aš irgi tvarkiau dokumentus ir radau senus Žirmūnų brėžinius Žirmūnų rajono. Tai iš esmės tai ir buvo man inspiracija, pamatęs, kaip Žirmūnai atrodo iš viršaus, tapo inspiracija sukurti raštą iš Žirmūnų mikrorajono išsidėstymo. Tetris, vienas mano iš mėgstamiausių žaidimų. Ir buvo, ir turbūt ir dabar yra vienas iš mėgstamiausių, tai gan dažnai pažaidžiu, tai čia ta inspiracija ir buvo perteikti audimo technologiją Tetri. Su šituo kūriniu randamės 90 metai. Besikuriantis ambientas, buvo tokia grupė Banco de Gaia. Tai pirmą kartą, kai atsimenu dar kasetės formatu, ją išklausiau, tai man ten toks didžiulis buvo skirtumas tarp to metų ten ar Genesis ar kitų kūrinių, kur jau ten visi pripratę, tai iš esmės tai yra ambientas Banco de Gaia, kūrinys Maja. Muzikos komponavimo principai man čia irgi buvo svarbus, ta ambiento samprata, kuri irgi turi daug
sąsajų su raportos, ta prasme, sąvoka, tai, nu, man čia va tas ir būtent tas kūrinys ir buvo tas iššūkis ir noras kartu juos apjungti. Vaikystėje labai mėgau blūdinti, keliauti po miškus su broliu, mes ten į miškus pasiplaudavom, ten parom, močiutė mūsų nesulaukdavo, nes mes miegodavom, matydavom prasmę užlipti į didžiausius medžius vien tam, kad nufotografuot paukščių lizdus, nu tai man čia buvo toks ir taip, ir tie suplėšyti džinsai irgi į tai susijungė, nes daug tokių buvo ir tas džinsų ta kultūros atsiradimas man čia irgi susijungė į tai, kad tas džinsas ir tas sakykime, prakaitas darbas, šiuo atveju tai vat, ir medžiagos sąsaja yra ir būtent to jungle stiliaus ir kūrinys pavadintas Jumanji. Tai prasidėjo nuo to, kad aplamai mano gyvenime pirmą kartą atsirado katinas ir santykis su tuo, kad gyvenime įvyko tokių liūdnų visokių įvykių, labai iki šiol yra ir išliko tas prisiminimas, kuomet nusivylęs, pervargęs atsiguli lovą ir tiesiog tuo metu, kai tau sunkiausiai, ateina katinas ant krūtinės, susirango ir tas murkimas ir tada viskas dingsta. Tai tas prisiminimas yra čia. Taip pat prie katino kaip po rašto, kaip po dizaino prisidėjo mano sūnus. Šis prisiminimas prasideda nuo tokio atsitiktinumo, kuomet į tekstilės katedrą, į tekstilės specialybę Dailės akademijoje įstojo 2 studentai vyriškos lyties. Tai iš esmės tai tapo tarsi ir motyvacija sukurti grupę 3 vyrų. Tai čia matome vieną iš triptiko dalių. Tai jame pavaizduotas žmogus esu aš ir pavaizdavimas remiasi vėlgi tą tekstilėje audimui labai artima sąvoka viršus apačia pakelt nuleist. Tai šiuo atveju siluetas kalba apie mano šokimą link viršaus. Tai tas triptikas turi bendrą pavadinimą 3 šaukštai druskos, žiupsnelis pipirų ir vėl į viršų.